Labas. Čia jau darosi po biškį klasika. Kažką pradedu filmuoti ir po to pasižiūriu, kad trečdalis snukio matosi. Ten šneku, kažką, tik barzda matosi arba kakta. Tai vieta tobulėti, puiku. Tai labas visiems. Antrą kartą. Praėjo jau kiek čia daugiau gal negu savaitę nuo to mano pirmo pranešimo video. Noriu pasidalinti, kad jaučiuosi gerai. Turėjau gal šiokių tokių nuogastavimų, kaip čia bus, nes vis tiek nenori, kažkokias tai mintis, tas protelis lenda į galvą. Ir ar čia gerai padariau, ar čia gal ne iki galo sumontavau, čia gal ten galėjo būti geriau, ten ir pastovus toksai. Dėl ko gal anksčiau ir nesigaudavau tam tikrų dalykų padaryti, nes tiesiog per daug prisimastai ir galų gale taip ir lieki nepadaręs dalykų. Tai džiaugiuosi dėl to, kad padariau, kažkaip ten prisėdau, sumontavau ir uploadinau, įdėjau ir tiek žinių. Smagu, kad gavau nemažai palaikymo iš draugų. Tai dėl to smagu, ačiū Jums. Kitas dalykas, džiaugiuosi dėl to, kad po kelių dienų po įkelimo atsiradęs buvo šioks toks, nežinau, ar tai nerimas, ar kažkokios tai mintis, kad aha, nu tai jau čia pirmą padariau, tai dabar jau reikia čia antrą ir čia galvočiau, kad čia ką aš filmuosiu, tai kaip čia į tokį vėl šūdų malūną buvau biškiai įkritęs, bet tada save biškiai susistabdžiau. Ašgi šitą dalyką darau dėl savęs. Teisingai? Teisingai. Nu, aš bent jau taip galvoju šiandien, kai bus rytoj, pamatysim, bet kuriuo atveju šitie dalykai irgi išaiškės. Jeigu čia yra kažkokios tai priežastys kitos. Anyways. Tai jeigu aš čia darau dėl savęs, tai mangi nereikia, kad aš būtinai turiu įdėti kas po video, kas kiekvieną savaitę tuo pačiu metu, nes tada žmonės geriausiai užsikabina ir tada turėsi daugiau followerių ir ten naudoti ten tokią ar trečią ar penktą strategiją, nes ten... Stop. Man nereikia šito dalyko ir aš čia darysiu taip, kaip aš noriu daryti. Ir šiandien aš užsinorėjau kažką pafilmuoti, pasiėmiau kamerą ir pabandysiu tai padaryti. Tai antras dalykas čia, dėl ko džiaugiuosi, kad vis dėlto sugrąžinau save į tą poziciją, kad aš darau čia dėl savęs ir man nereikia, mano tikslas nėra čia surinkti kažkokių followerių, ar dar kažkaip tai padaryti šitą kanalą sėkmingu, nes jisai bus sėkmingas tuo atveju, jeigu aš iš jo kažką tai pasisemsiu savo, suprasiu kažkokius dalykus, iškomunikuosiu juos, išmesiu į erdvę ir tokiu pačiu būdu išmesiu juos ir savo, nes kartais būna galvoji apie dalykus, atrodo, kad supranti kažkokius dalykus, bet kol jie lieka tik tai tavo galvoj, tai ir lieka tik tai tavo galvoj. Kai tu juos išsakai, kai aš juos išsakau, jums ir savo, nes aš vis tiek po to pasižiūriu, ką aš čia sakau, ką aš čia kalbu, tai manau, kad tai yra gerai. Tai yra gerai, kad aš tą padarau. Tai kas dar? Tai šiandien yra ta diena, kai sugalvojau kažką tai pafilmuoti. Ką aš darysiu, iš tikrųjų turiu visokių darbelių prie ūkio. Tikiuosi oras leis, nes paskutinės kelias dienas, va dabar galiu apsukti jums, saulytė kažką tai bando pradebesis, bet pastarasis kelias dienas buvo prastas oras, tai lauke nesigavo kažko labai dirbti. Tai pabandysiu šiandien tą padaryti ir jums parodyti. Dar vienas dalykas, kad vis dar aš keistai jaučiuosi čia save filmuodamas. Aišku, lengvina aplinkybės tai, kad aš tą darau dažniausiai, kai niekas nemato. Bet šiandien sugalvojau, kad reikia laužti šitos ledus ir bandysiu tą kamerą nuvaryti iki pardės, nes reikia man ten visokių tai daikčiukų. Ir pabandysiu save biškai išstumti iš tos, vadinkim, komforto zonos ir kad ir kaip retarded aš čia savo atrodau ir jaučiuosi, bet tiesiog eiti ir daryti, nes why not? Neleisti tam protui vėl ir tom seniem įsitikinimam paimti viršų. Tai varysiu
į Švenčionėlius, pirksiu dalykų, prieš tai pasportuosiu ir grįšiu tada atgal namo. Gal daugiau šiek tiek jums parodysiu. Tiesiog kažką parodysiu. A few moments later. Nu ką, atvažiavau, bandom. Ūkinių prekių parduotuvė, Aitvaras. Labą dieną. Labą. Aš šiandien su kamera. Galima? Nežinau, Gerai. Reikia 2 šlangų, metrų 50-15. Strygas vienodas, vidus. Kas čia? Labas. Sveikas. Aš šiandien su kamera. Aš matau. Matau, kad tu šiandien. Sakiau, vidurio amžiaus krizė, tai pradėsiu naujas veiklas. Na. Žodžiu, man reikia ant tokio angalio šlangos. Ta geltona bus jaučia, ne? Šitas brangus bus. Kiek čia metras kainuoja? Tonas 5-30 metrus. O tai kažkokio tai pigesnio varianto tokio diametro? Bus tas pats. Eurų 70. Ai, nu va, tai jau skamba. Jau geriau gražiau. Jau gražiau, jau 5 už metrą jau atrodo daug. Taip, šitą ir tada va tokio va angalio man reikia su tokiu va sriegiu, tik tai kad būtų šitas va tokiai va šlangai. Tai čia su savo kamerom sugriausiu parduotuvę. Kas čia yra taip digiklis? Taip raktas viduje. Gerai, Prie savo. gerai, tai to ir ieško. 2, 4, 6, 8, Jau piniginė sudėjau, ne? 9, Daugiau nieko nebebus jau. 56. Palaukit, įdedu pinigus jūsų. Tuoj žmogus Nieko, žmogus turi laiko. apsikrovis, tai Tai toks jau gyvenimas, reikia biškai apsikrauti, apsikrovus pabūti. eina viską, tai Einam? Tai gal kartu? išeis, makartas. Na, aš vienas laikau. Op. Su kameros, kokie hitras, kas čia tavo apie... Filmuoja jinai? Filmuoja. Aš, kada fotografas būni, tai labai įdomu, visokių būna. Kas kamera, iki užtenka, tai ačiū. Visą. Malačius. Visi pro mašiną žiūri. Gal pochui. Tikriausiai. Sio, lekiam į kaimą. Nu. O šlangą tai ir palikau. Čia iš strioko matyt. Šiaip tai ir be strioko dažnai viską palieku. Mano tema. Grįžom į namus, čia turim svečią Bendžių. Sesė šuo pas mus reziduoja. Tarp kitko, dar viena naujiena. Po pirmo epizodo atsirado naujas gyventojas pas mus, tai yra šuo. Ne šitas, kitas, kurį parodysiu kažkada vėliau. Tai va, tai ką aš čia nusipirkau? Nusipirkau šlangą, pigiausią. Tokį perihadniką ir va tokį angaliuką, su kuriuo ką bandysiu padaryti. Einam parodysiu. Ką jau čia prieš kelias dienas pradėjau biškį daryti. Oras šiek tiek neleido. Čia tokios savo mini dirbtuvės. Ką aš gaminu? Tai gaminu va tokius va rėmus lysvėm.
Tai va, atrodo, toksai kreivas šleivas stalas. Gaminu iš to, ką turiu. Turėjau viengubo pjovimo lentų. Tai va, aš jas taip sujungiau. Padariau čia tokius, va, tokias kojytės, kurias pada bandysiu, nu, va, kažkaip tai taip čia turės atrodyti. Jau įdėta ta lysvė. Aišku, dar ten į jos vidų reikės kažką tai gero įdėti. Ir kokia man mintis šovė, kažkur aš buvau YouTube'ai kažkada tai matęs. Kadangi čia ta mediena nei impregnuota, nei kas nors su ją daryta, o jinai vis tiek gaus drėgmės nemažai, tai kad jinai man čia po metų nesupūtų. Aš mačiau, kad žmonės medieną apdegina. Tai nusipirkau va tą įrankioką, tą angalį ir bandysiu šiandien pirmą kartą pabandyti tą medieną apdeginti, kad jinai man šiek tiek ilgiau laikytų. Tai pabandysiu tai parodyti. Dabar reikės eiti susisetapinti įrankius, nes reikės tą angalį pasijungti prie dujų baliono. Bet pirmas darbas manęs laukia. Tai yra va šitą šlangą pajungti prie ežero varikliuko. Važiuojam. Prieš kelias dienas atsivedžiau elektrą iki tiltuko. Geras ir didelis upgrade'as. Planas yra pasijungti varikliuką į vandenį ir datraukti tą vandenį iki daržo. Tai senas mano varikliukas, legendinis, pasakė, kad jam užteks. Šitą taip, kad dar kieta žarna. Neoptimalu, bet kas pasakė, kad bus čia viskas paprasta. Kas pasakė? Jei kas pasakė, tai pamelavo. Hamutų, nu šitas tai daleko. Iš tikrųjų viena nemaža bėda su manim yra tai, kad aš esu išsiblaškęs ir dirbant pa kažką darant su įrankiais, kai įrankių daug, tai aš ten vis kažkur kažką padedu, tai aš vis kažkur kažką pamirštu ir tada vaikštau, ieškau ir gaištu laiką. Dar vienas sritis, kur bandau save šiek tiek statyti į kažkokią tai sistemą, tepliną ir rėmus. Man sekasi, sakyčiau, vidutiniškai kol kas. Gerai, ką aš čia dariau? Šitą mes, palauk, tai čia senas, aš kažkokį naują čiupijau. Nu va. Pačiupijau, padėjau ir zabil. Gerai, čia šitie, tokį, pabandom jį į vandenį. Bandom malauką daryti, kad jis čia mane, nu jis dabar mane seks. Paparacis bus šitą, opa. Dar toksai niuansėlis, kad nusipirkau žarnos tiek, kiek buvo aitvare. 9 metrai su biškiu. Come on, dude. Tai čia yra tokio atstumo. Nu kažkas iš akies panašiai atrodo čia. Per vandenį ir šausiu tiesiai. Žiūrėsim, žodžiu. Op. Dabar gal man ir šiaip tai nereiktų, kad tu čia mane sektum, nes niekas nieko nemato. Bet taip jau su to filmavimu dabar yra. Priverčiu hamutą, kad nebėgtų vandeniukas pro šalį. Ir pabandysiu pamatuoti šlangą. Šitas taip, tada šitas taip. Čia dabar kas pasispaudė, net nežinau. Kažkas pasispaudė, paliekam taip. Aišku, aš čia ant tiltuko darbuodamasis smarkiai didinu riziką visiems mano įrankiam. Anksčiau ir vėliau papulti vandenį. Oi, bet labai tikėkimės, kad taip neatsitiks. Tikėkimės. Dabar bandom šitą, opa, beveik. Kas dabar čia tave žino? Kasgi čia dabar tave žino? Kaip čia man gudriausiai padaryti? Bandom gal taip. Sitėsim pradžiai. Čia saulutė dar netiek šildo, kad man pavyktų tą šlangą biškį būt gerai. Tarkim, tu darom tokį triuką. Tiesos akimirka. Turim praktiškai sakyčiau, idealiai. Mes čia dar patampysim ir jinai turėtų dabrist iki tikslo. Gerai, einame į kitą galą. Žinot, kas būna profesionaliem filmuotojam? Būna, kad filmuoji, tiksliau galvoji, kad filmuoji, pasirodo telefonas pilnas, atminties nėra ir nieks nenusifilmuoja. Tai ką aš čia padariau, į kitą galą ateina šlanga, nesudėtingas darbas ir parodysiu, kokia čia pas mane sistema. Prieš kelias dienas instaliavau elektro jungiklius, matosi viskas profesionaliai padaryta, bet pirmą kartą dariau. Dabar bus patogiau, nes anksčiau ten reikdavo nešti pailgintuvus, ten ir rozetę ir bla, tai tiesiog užimdavo dofiga laiko. Tuoj čia bus tiesos akimirka. Vamzdis eina po žemę. Laikom čiuriukus.
Jau. Tai dar vienas darbas. Žinau, kaip čia matosi. Bet man reikia šitą dalyką jungti prie šito dalyko. Jau man aišku reikia didesnio. 22, tai dar didesnio reikia. O tokio. Kad iš langą žiūriu į tokią biškį trumpoką. Tai yra kačiokas. Viskas sportuoja. Tai reiks. Nu, zdarova. Zdarova. Tai ką tu? Filmuoji jisai dėžė. Fokus. Žažigalka yra. Not sure. Kaip čia, ką čia? Aha. It is alive. Alive! It's alive! It's alive! Einam prie lysvio ir žiūrim, kas bus. Nu, pagausi galvą mano? Pagauna. Čia. Tiek nepagauna. Pagavo. Gerai. Šitų patraukiam čia gal pirmam hodui. Mamija, mamma mia. Nu ką aš galiu jums pasakyti? Nu kažkas darosi, Gal įsivaizdavau, kad biški čia greičiau darysis, bet aišku, žarna gerokai per trumpa, bet svarbu ne ūgis, o smūgis. Tai gerai, varom toliau. Gerai, kažkas tai čia darosi, bet man jau nusibodo, tai aš įsivaizduoju, jums dar labiau turėjau nusibosti. Gal aš išjungiu kamerą, nusideginsiu čia ją ir pažiūrėsim tada, kaip man pasisekė. Nu, kažkaip civilinau, ten dar ir aną nusivilinau šitos. Nu, kadangi jau įdėta čia bandžiau, bet galvoju, gal šitą eksperimento dėliai paliksim tokią, kokia yra. Nenoriu aš ten to žemės vilinti, nebus ten jai labai gerai, jeigu aš kūrensiu. Ir dabar iš tikrųjų labiau noriu eiti toliau gaminti, nes jų čia dar nemažai man trūksta. Juolą pastebėjau, kadangi čia tos lentos, kai kurios biški drėgnesnės. Palaukit, reikia. Taip, gal bus biški maloniau. Tai, ir taip reikia geriau filmuoti, nes kai kurios lentos biški drėgnesnės, tai tose drėgnesnėse vietose logiška prašiau kūrenasi, jau svilinasi, tai gal dar jos čia biški pradžius. Kol kas jo, tiek žinių. Einam tada pjaustyt, meistraut. Jurgelį, meistrelį. Kas čia buvo? Nieko nebuvo. Pagavo? Nepagavo. Ką pagavo? Gal ir pagavo. Gijai. Taip. Šitam darbui svarbus du įrankiai. Vienas iš jų yra pieštukas, antras iš jų yra meta. Kokios kyla su jais problemos? Taip, visą laiką juos kažkur tai nuki. Pamatuoji, kažkur kažką nuneši, kažkur kažką padedi ir jau žiūri vėl nėra. Ir vėl ieškai, ir vėl minutė ten, minutė šian. Ir taip minučių prisideda nemažai. Aš, kadangi esu semi-autistas ir juokauju, iš tikrųjų, ir gal ir net nejuokauju, kad kažkiek ten spektro tikrai esu. Taip sakau, kad gal vienu kitu skiepu per daug esu gavęs. Super handy dalykas yra toks vadiržas. Tokiem vyručiam kaip aš, super handy, nes aš paimu pagalį, pamatuoju, pažymiu ir iš karto du veiksmai. Op čia. Kol kas tik tai tiek. Tai va čia vyksta mano treniruotės, kas liečia tvarką ir sistemą, pieštukas ir ruletę. Pažymi, atgal, į priekį, atgal. Ne visą laiką pasiseka, bet aš jau matau čia detalės netose. Šito tai daikto, tai atkūda čia. Gal jau čia kas nors toj išvažiuos pjūklas, neišvažiuos. Čia lyg ir ne. Čia dasisuka. Oho. Čia turėtų šitas atsisukti, ne? Ne, tai nusipirkau čia tik tai praeitą savaitę šitą. Prieš tai visą laiką iš tėvuko skolinausi, bet jau sakiau, kad jau atėjo laikas pradėti turėti pačiam, nes tikrai labai geras daiktas. Palaukit, aš vis dėlto gal išjungsiu jį iš elektros. Nu tai ką, šitas atsuktas. Ok, it works. O čia, blemba, nežinau, iš kur tu iškritai. Vaikai, taip nedarykit. Namuose? Čia gal? Ne, čia. Nu gerai. Čia. Turiu menį iš kažkokios tai pavojingos vietos, ne? Ne. Turėjo būti juokelis. Pasiliksiu. Po to ramiom smegenim. Po to surasiu, kur įkišti. Gal. Anyways, tai mums reikia linčikės. Mums reikia atmatuoti 3 metrus. Darova. Puntu. Pagavai? O, nu, 3 metrai. Op, pasižymi. Pieštuką atgal. Kaip pistolėtą. Op, gal. Kaip jau supratot. Stalius iš manęs vidutiniškas. Nors nemažai darbų šitoj troboj pats dariau. Iš tikrųjų, čia dar kita istorija. Kada nors gal irgi ją papasakosiu.
kaip Povilas namą statė. Tiksliau, kaip Povilas prieš tai gyvenime 3 kartus Max Vini kalės namą statė. Tai kada nors. Nu, žiūrim. Kokia problema? Problema tokia, kad man čia būtų reikėję iš kitos pusės lentą perkelti. Op. Ir tada viskas turėtų būti ore. Nu va, kaip pirmam kadrui. Šiaip man geriau sekasi dažniausiai, bet nurodom kaip yra. O kartais būna ir taip. 1,3 metrų metras. Opa. Iš karto. Atgal, atgal. Žiūrim. Lenta šiaip per plati šitom staklėm, bet kai nori. Viskas įmanoma. Ir tada reikės 2 pagaliokų po 84 comus. Kartą atgal. Disciplina. Antra. Dar ko reikės, tai 4 kojų. Va tokių va. Davai šaunam dar, davai daugiau. Sušaudom jį, davai po 40 centimetrų. 40. A? Nu bet čia nesiskaito. Čia disciplina šito vietoj nesiskaito. Gerai, kol kas užteks. Dabar dar būtų gerai pasidaryti kampą kam, kad pasmailint galus. Jau mano telefonui low battery. Low battery, you see me? You don't? Well. God damn. Bro, come on. Ne, tai aišku, pasidėjau ant lentų. Tai va, įmam sukčių, varžtų. Ir žiūrim, nežinau, čia kas nors nusifilmuos, nenusifilmuos. Oh well. Aha. Aišku, dviese būtų paprasčiau. Čia na dieną vaikai padėjo. Kačiokas. Dar yra kur pasitemti. Čia kažkokio super tiesumo nereikia. Man nereikia. Kažkam gal ir reikia. Ir kitoj pusėje tą patį reikia padaryti. Vieną šaunu čia. Biškis įsuku, kad nereiktų laikyti. Ir mes pirštą patraukiam. Kiaurai nepraeitų. Čia mano kino studija. Matau, kad sukinėjęs. Žinau, kad jau užsikraudinėja tas mano mobiliakas. Tai kiek bus, tiek bus šiam kartui. Op. Op, ir davai, subinę prisukam. Yra, kaip yra. Oi. Nu va, palauk. Taip. Yes. Low battery 10%. Va, laisvelė. Būsima. Tie, kiek laukia dabar manęs darbai, deduosi ausinės, nešu pakrovėją. Ir viskas. Duodu, baigėsi varžtai, tikrovė sukčius, jau viską, ką reikia. Liks tik tai susisukt, nusikaitint, nusisvilint, sudėt, padaryti žemę, pasodint, pasirūpint ir suvalgyt. Čia daug ar nedaug? Ką žinau, požiūrį reikalas. Dar vieną darbelį noriu šiandien pabandyti pasidaryti, tai noriu braškas užsidengti su kartonu ir uždengti su šiaudais. Nes jau žolės pradeda augti, o žolės man nepatinka, aš su žolėm nedraugauju. Kodėl dengsiu kartonu? Nu, manau, vis tiek čia bus kažkokia tai apsauga nuo žolių. Ir dar kodėl? Dėl to, kad kartonas yra labai geras maistas sliekam. Šiaip tai čia pas mus žemė yra smėlis ir čia visais laikais sliekų būdavo labai nedaug, nes jiem čia neužtenka maisto. Tai aš noriu tos sliekus prisikviesti ir parodysiu jum. Va, tai čia gal ne taip gerai matosi, čia gal irgi ne. Mato, nu va, čia va matot. Čia sliekas, čia sliekiukai mažiukai tokie. Tada, žodžiu. Va. Tai jie tą šlapią kartoną
savo mielai valgo, mielai kakoja ir po to mielai man gerina žemę. Planas ir yra toksai apsidengti kartonu, jį sudrėkint ir uždengti šiaudais. Tai pabandysiu dar šiandien šitą padaryti. Aišku, prieš keletą dienų jau bandžiau šitą planą įgyvendinti. Parodysiu, čia esu susikrovęs kartoną dabar čia. Va dėžėse, bet aš jį apdėliojau, tas visas braškes, sutemo, nuėjau miegot, ryte atsikėliau ir buvo vėtra, tai spėkit, kur tas kartonas buvo. Tai jo, visur va čia va, Tai aš jį surinkau, sudėjau dabar į šiltnamį ir laukiau šiandieną. Varom. Nu va, job is done. Ne viskas čia pagal planą gavosi, kartoną pradėjau dėlioti, vėl vėjas pradėjo pūsti, vėl viską mėtyti, tai atsivežiau tačką, valeikas, pripyliau vandens, sušlapinau popierių ir dabar uždengiau šiaudais, dar sulaiščiau. Dar čia nemažai tų braškių užsidengia, bet tas aš jas išlaisvinsiu kurią nors kitą dieną. Nu tai va, tai panašu, kad šiandienos darbeliai baigti, bent jau kieme. Tai sveikatos mum visiems. Čiau.